Jaya
Tai paskaitysim iš Bhagavad Gitos slaptingiausias žinojimas, tekstas 18 skyrius 9. Jis nieko ypatingas. Po to, ką šventėm penktadienį, Radharanės atėjimų dieną, į Bhagavad Gitą ir jos tekstai, Krišna, kuris kalbėjo Bhagavad Gitą, betgi biškį, kaip sakant, nuleidžia mus nuo tos aukštumų apie tą, ką kalbėjom per Radharanės atėjimą šiandien, kas yra Radharanė. Iš tų, nors vadinasi slaptingiausiai žinojimas, bet už to slaptingiausių žinojimų dar yra slaptingesnių žinojimų. Ir apie tos slaptingiausius žinojimus penktadienį buvo daug šiandien. Bet kadangi praėjo porą dienų, kažkaip tas atgarsis turbūt negali taip staigiai nutrūkti. Vat vakar buvo tokia šaukštelė šventė, o šiandien jau tarsi bus užmiršta. Ir aš kaip truputį kaip aidas kažkaip tai bandysiu, pavyks, nepavyks, bet bandysim kažką surišti. O šitas tekstas Krišna Bhagavad Gita apie Krišną, apie save sako. Apie save pasakoja, kas jis toks yra. Ir paskaitysim sanskritą.
Gatir, Bharta, Prabhu, Sakshi, Nivasa, Saranam, Sugrit, Prabhava, Pralaya, Sthanam, Nidhanam, Bijam, Avyayam, Gatir Bharta Prabhu Sakshi, Nivasa Saranam Sugrit, Prabhava Pralaya Sthanam, Nidhanam Bijam Avyayam. Tai pažodžiui, Gatir tikslas, Bharta globėjas, Prabhu viešpats, Sakshi liudininkas, Nivasa buveinė, Sharanam prieglobstis, Sugrit artimiausias draugas, Prabhava kūrimas, Pralaya naikinimas, Sthanam pagrindas, Nidhanam atilsio vieta, Bijam sėkla, Avyayam amžina. Tekstas ir komentaras su viešus malonės šitiems. Aš esu tikslas, globėjas, šeimininkas, liudininkas, buveinė, prieglobstis ir pats brangiausias draugas. Aš kūrimas ir naikinimas, visa ko pagrindas, atilsio vieta ir amžinoji sėkla. Komentaras. Gati tai tikslas, kurį norime pasiekti. Nors žmonės to nežino, aukščiausias tikslas yra Krišna. Nepažįstantis Krišnos yra paklydęs, o jo vadinamasis žengimas į priekį yra arba vienpusiškas, arba įsivaizduojamas. Daug kas kelia savo tikslą pasiekti pusdievius. Griežtai laikydamėsi atitinkamų reikalavimų, norintieji pasiekia įvairias planetas. Tai Chandra loka, Surya loka, Indra loka, Mahara loka. Tačiau visas šias lokas arba planetas sukūrė Krišna. Todėl jos vienu metu yra ir Krišna, ir ne Krišna. Jos kaip Krišnos energijos apraiška yra Krišna, bet iš tikrųjų tai tik laiptelis Krišnos suvokimo link. Kreiptis į Krišnos energijas reiškia kreiptis į Krišną netiesiogiai. Pas Krišną reikia eiti tiesiogiai, taip sutaupysime laiko ir jėgų. Šitą sakinį mes grįšim. Pas Krišną reikia eiti tiesiogiai, taip sutaupysime laiko ir jėgų. O kodėl? Paskui pakomentuosim. Pavyzdžiui, kam laiptais žingsnis po žingsnio lipti į pastato viršų, jei ten galima pasikelti liftu. Be Krišnos globos niekas negali egzistuoti, nes jo energija viską palaiko. Krišna yra aukščiausias valdovas, nes viskas priklauso jam ir viskas egzistuoja jo energijos pagrindu. Kadangi Krišna glūdi kiekvieno širdyje, jis aukščiausias liudininkas. Namai, šalis, planetos, kuriuose gyvename, taip pat yra Krišna. Krišna yra aukščiausias prieglobstis, todėl ieškant užtarimo ir norint nugalėti vargus, reikia siekti Krišnos prieglobsčio. Jeigu ieškome užtarimo, turime žinoti, kad apsaugoti mus gali gyva jėga, Krišna aukščiausioji gyvoji esybė. Krišna yra mūsų kilmės pradžia, aukščiausias tėvas, todėl nėra geresnio draugo už Krišną ir niekas labiau už jį negali mums linkėti gerą. Krišna pirminis kūrinijos šaltinis, o po sunaikinimo galutinė atilsio vieta. Vadinasi, Krišna yra amžina visų priežasčių priežastis. Tai galime įsivaizduoti, kaip Prabhupada rašė šitą komentarą. Kas antras žodis Krišna. Parašo, padvyra į trans vėl Krišna. Sekant sakys vėl Krišna. Krišna toks, Krišna prasideda, Krišna užsibaigia, Krišna mirtis, Krišna sėkla. Paprastai literatūriškai būtų neteisinga. Jeigu būtų literatūrinis kūrinys, reikėtų per daug, reikėtų taisyti, kartojimas, jis yra klaida. Visi žino, pasikartoja.
sako, net jau tas, kas kartuojasi, darosi pikžodžių. Jeigu, pavyzdžiui, žmogus kaip įsikanda kokį vieną žodį, kas antras sakinys, žinai. Bet kai Prabhupados komentuoja, ekstazės Krišna. Dar reikia pasimėlti. Tarp jūsų yra dailininkų. Visi dailininkai. Čia viena mergaitė ateis, man atrodo. Gal tarp jūsų yra keramikų? Visi keramikai. Gal esat matę, kaip puodų žiedžia? Jo. Esat matę, bet jeigu ne keramikai. Suko tokio rato. Jo, yra ratas toks. Ir, reiškia, padeda drebį molio gabalą. Čia yra pradžia. Kas pradeda mokintis keramikos, jos pradeda mokinti žiesti. Prieš tai pasiruošimas, bet molio gabalas drebia ant to sukimosi ratą. Ir ką reikia daryti? Kas yra jums pirmas pratimas sunkiausia? Įsivaizduojant. Įcentruoti. Šitą, norint, kad kažką tokio žiesti, tą molio gabalą reikia įcentruoti. Ir čia yra du veiksmai. Pirmiausia, molis turi suktis. Ir turi būti mano išorinė jėga, kuri tą molį spaudžia. Ir kur reikia spausti? Į centrą. Ir jeigu molis yra ne centre, tai jis tave vedžios. O jeigu jau pavyks įcentruoti, viskas sukasi. Ir molis tarsi vietoj stovi. Ir tada jau galima kišti pirštus, daryti puodus, taip toliau. Žodžiu, galima kažką padaryti, pasiekti. Čia Krišnos sąmonė kaip žiesti puodus. Tai yra pilnai gyvenime, kaip žiesti puodus. Ir čia yra toks, galim sakyti, pavyzdys, kaip norint, kad tavo gyvenimas būtų sėkmingas, reikia jį centruoti. Kas tas centras yra? Krišna. O kaip centruoti? Menas. Faktas. Ir mums reikia to mokytojo, kuris parodytų, kaip centruoti, kaip visą tą, ką mes norim su savo gyvenimu padaryti, sucentruoti, suvesti, kad viskas gražiai pavyktų. Čia yra gyvenimo menas. Išmokti žiesti su savo moliu, savo kūnu, jausmais, protu ir savimi, reiškia, viską stumti link Krišnos. O gal teko matyti, kada, reiškia, įcentruoja, paskui padaro, jis staiga išsisuka iš centro. Iš karto šiuk. Tada tenka nupjauti į gabalą, išmeta, deda naują kaminį, nes tas, kuris keramikas žino, kad jau įsicentravo. Kol pradžioje tai viskas tvarko, bet kai įsicentravo, nebepataisysi. Tada nupjauna, bando išlaužti kreivą meną, tokia simetriška, bet jau čia netikras. Taip ir mūsų gyvenimas taip yra. Jeigu mums pasiseka, mes sutinkam guru. O guru gali būti, nebūtinai tas, kuris save, ar kiti laiko guru, tas, kas biškai pasakė apie tą centrą, kad yra toks centras, apie kurį mums turim judėti, suktis, nors biškai, pradžių, ne abiem rankom, nors vienu piršteliu, bent jau vieną akim, bet centras. Jau jisai gūra, jau jisai mums formuoja. Paskui visas gyvenimas ir ne vienas, viskas suksis aplink tą centravimą. O kai centravimas, tada visas suksis, kaip kažką iš to padaryti. Bet tik atitrauki, įvyksta kažkas nuo centro, iš karto kaip tas puodas išsikreivina, jis nieko nebesigauna. Čia sumuoju. Ir kodėl vis dėlto tas Krišna, tas centras? Vieną kartą Prabhupados paklausė. Sako, Krišna, Prabhupada pats klausė savo mokinių. Sako, kodėl, reiškia, mes, vis Krišna. Vienas sako, todėl, kad šventraštyje parašyta. Tas centras Krišna, kas pasakė, kad
dabar sakom, centruojam į savo gyvenimą į Krišną, o kas pasakė, kodėl reikia? Pas Prabhupadą paklausiau, sako, kodėl Krišna centras? Vienas man sako, šventraščiuose parašyti, sako, knygą tik. Nu, kas knygą parašyti, daug kas knygose rašo. Ne, sako. Nu, dar kartą, kitas vėl kelia ranką, sako, nu, reiškia, jūs, guru sako, nu ką sako, aš senas žmogus. Dar kartą, trečias kartas. Sako, dėl to, kad, reiškia, jūs darot, ką aš sakau, kartuojat Hare Krishna ir jaučiat, kad tai, kad knygos prašyti ir aš sakau, senas žmogus, yra tiesa. Kad jūs jaučiat, tą, ką jūs Krišnos vardą kartuojat, jūs centruojat savo gyvenimą aplink Krišną ir jūs jaučiat, kad yra, tai veikia, kad tai iš tikrųjų efektas. Tai nėra, kad parašyta ar kažkas pasakė. Bet dar ne viskas. Štai būt Prabhupados triukas. Kitai vietoj vėl Prabhupada, reiškia, kitoj paskaitoj, kitoj vietoj vėl klausė. Nu, sako, tą patį klausimą uždavė. Vienas mokinys, kuris tam girdėjo tą klausimą, aš sako, žinau atsakymą. Dėl to, kad kartojama, reiškia, mantrą ir mes jaučiam. Nu, sako, ne. Maža, kad tu jauti. Jūs tada nebesupranta. O todėl sako, kad šasruose parašyti. Čia pelego. Gali įsivaizduoti, kitoj vietoj vėl buvo. Bandė taip ir taip pasakyti, ne, dėl to, kad guru pasakė. Čia galbūt vėl, reiškia, sucentruoja. Mokinys, mokytojas sucentruoja mokinį, kad jisai bando, reiškia, jau žino, arba sako, ne, tu nieko nežinai. Yra taip, tada vėl vyksta sucentravimas. Nes būtų taip labai paprasta, kaip tą molį išdėsti. Nu, kad sucentruoju visi, kas pasimoko ten vieną, sakykim, savaitę maksimum ir tu jau gali išdėsti tos puotus. O centruoti savo gyvenimą į Krišną yra biškai sudėtingiau. Gal ne vieną gyvenimą. Jo, neužtenka. Ir dabar, jeigu žiūrėti, kokie faktoriai. Pavyzdžiui, mes žinom, o šastros sako, kaip čia, nu, Krišna pasakė, nu, aš esu visoko centras. Nėra centras. Dėl to aš yra su Krišna, nes centras reiškia tas, kuris nesisuka. O visas, kas aplinkui sukasi, jau yra ne Krišna. Jeigu rasit, apie ką Krišna sukasi, apie ką Krišna sukasi? Jo. Bet Krišna sako, aš esu visoko centras. Bet Radharani irgi Krišna. Čia vėl tas triukas, kur Prabhupada gali žiūrėti. Aš esu centras, tai kad tas centras pajudėjo. Bet jeigu sakys, Radharani centras, pasakykite Radharani, kad jinai centras yra. Niekai nesutiks. Nes sakys, ne, sako, tai aš aplink jį sukuosi. Jis sako, aš aplink nieką nesusuku. Nu, išskyrus Radharani. Ir va šitą centrą Radha Krišna. 500 metų Čaitanija pasakė, kas yra tikras centras. Aukščiausias centrų centras. Aukščiausio dvasinių planetų, dvasinio pasaulio centras. Štai Višnu, Vaikunta, taip toliau. Krišna. Nu gerai, Krišna, bet paskui sako, nu ne. Pasirodo dar yra, aplinka tas centras sukasi. Tai yra tai. Ir vat jų, abiejų sukimasi. Jų, reiškia, žaidimai, tas jų, kuris centras viens kitą persimeto. Va čia yra ta, kur jau aukščiau dėka. Ir tą atnešė guru, tą atnešė, galim sakyti, Radharani. Tą atnešė Čaitanija, kuris, Radharani sako, aš esu tarnaitė. Bet mes visi žinom, kad tarnaitė numeris 1. Jau nėra aukščiausios tarnaitės. Jis taiga, Krišna, tas, kuris centras, jis be šitos tarnaitės negali. Ir va čia yra amžinas, to centro, Krišna, apie Krišną visokių yra kalbų. Visokių jis pridaręs veiksmų. Tai jis pasirodo, tai jis dingsta. Tai čia, tai figa. Ja. O kas stabiliai? Ar jis dingo ar nedingo? Jis jai dingsta, ar yra, jinai yra stabilus. Tai yra dvasinių mokytojų stabilumas. Krišna, gal yra, gal nėra. Jūs ką nori, tą daro. Šis Krišna. Sako, aš nesakau už save. O eikit pas mano
pas Maišnavus, pas Gūrų, reiškia. Jie jūs garantuos mane. O aš sako, pas už savęs nesakau. Mes viskas skaitom. O čia yra Krišna, o čia yra centras. Jeigu jis būtų, jis nebūtų toks, koks jis yra, nu kaip jis galėtų lylas kokias nudaryti? Jeigu jis iš viską apie jį būtų galima sužinoti, tai būtų jau ne jis. Jeigu jis viską darytų, kas būtų galima nuspėti, irgi nebūtų jis. Bet ta šventė, kuri buvo penktadienį, jinai yra, nu, sakoma, po Gaurapurnimos jinai yra. Gaurapurnimai, bet jinai yra tokia intimi, jinai su ją, vat matot, praėjo penktadienis ir nieko. Čia mašinami švenčiam, Krišna. O tas Krišna, galvoju, kur šitą atkeliavo. Čia tokia šventė, jinai tokia, paslapčių paslaptis. Ir tokios asmenybės buvo vakar, ir penktadienį buvo. Jinai užtat ir Bhagavad-gita apie tai nėra. Šįmet Bhagavatam kažkur paslėpta, jinai. Dievo nepratė jau. Jis tik buvo prataręs, sako taip. Čarlis sako, jeigu būtų prataręs, nebūtų baigęs ir pareikšytas būtų galbūt nesulaukęs su 7 dienų pasakoja. Taip ir sakoma. Jo, tai dėl to, kur tas centras įsicentruoja, nes jam, tai yra, galim sakyti, pagodžia feministės. Paprastai feministės žinot, kas yra judėjimas, moterų, kuris sako, vyrai, bet ir Dievas tas vyras. O kur mes? O kur moterų teisės? Kur moterų padėtis? Mes norim lygių teisių. Vyrams viskas, valdžia, visur, prezidentai. O mes, sako, bet ir Vaišnavų tradicijų, nu, Indijos, sakykime, vyras sėdi ir fotografuojasi, moteris stoja. Sako, nelygios teisės. Višnų, Lakšmy, visur tarnauja, jis Višnų, vyras. Vyro pradžia. Aš duodu sėklą, kaip nežinau, aš viskas esu, viskas. Pradžiai pabaiga, mirtis ir gyvenimas. Aš, Krišna, vyras. Feministas gali įsižeisti, kad jos neįsižeistų. Sako, yra Radharani, yra jo dieviškoji antra pusė. Tai yra tas pats Krišna, bet jo geroji pusė. Be kurios tas gerasis, tas didysis Krišna negali. Nu, jam reikia. Ir jis, kai suprato, kad tą, ką jis jaučia, kuris viskas aplinkui sukasi, viskas jam tarnauja, jis yra visų aukų priėmėjas. Čia visos dovanos jums. Bet gimtadienis, tai reiškia visas, ką jis egzistuoja būtyje, viskas priklauso jam. Aš imu, kaip sakau, juodoji skylė, viskas suimu. Ir jis pamatė, kad tas jinai, ta, kuri duoda, absoliuti davėja, jaučia kažką tokio, ko jis nejaučia. Tada jis sako, aš visas dovanas man, o tas, kuris dovanoja, staiga irgi jaučia ne ką prašiau, o gal net ir geriau. Dovanotas pasijuto geriau negu tas, kuris priima, ateinat į gimtadienį, sveikinat, reiškia, jubiliatas staiga pavydi dovanotojai. Tas, kuris atėjo su tom dovanom. Sako, kažkas ne taip, reikia man išbandyti. Krišnos lynas savęs pažinimo kelias. Mes irgi užsimėm, kadangi Krišna irgi iki galo, sako, savęs negali išsemti. Ir jis tada ateina kaip Čaitanija, kuris, bet Radharani spėjo, sako. Tu, sako, nori būti mano kailyje, sako, tu net neįsivaizduoji, sako, net laikysi, be mano pagalbos. Sako, tu taip kentėsi, tau tik bus skausmo. Dėl to, reiškia, aš tave apgausiu savo šitėjimu, kad tau būtų lengviau. Nes sako, tu iš tos ekstazės, reiškia, iš to nerimo, iš tos nevilties, kad kaip tu mane palieki, jo. Sako, tu neįsivaizduoji, koks man skausmas yra. Sako, dabar tu nori išbandyti, ką reiškia kentėti. Sako, tu tą pajausim, sako, tu net laikysi, be mano pagalbos.
Ir vat, taip ir buvo. Čitanje, tai gyvenimas yra į 3 etapus. Ir buvo etapas, kada jisai vienas užsidaręs, ta prasme, gramdėsi viską. Gambyrė. Ta prasme, gambyrė. Jo kančios gambyrė yra. Apskait, Dievas kenčia, jisgi viskas, visos dovanos jam, ko jam kentėti. Nėra to, ko jis neturi. Nėra to, kas jam nepriklauso. Čia paslaptis. O čia yra Radharani. Jis tada suprato. Bet Čaitanė nebūtų, jisai tą, ką Krišna pasaulį savęs negali. Nekuklu, eiti save dalinti. Nu kas dalinasi, eina visiems. Nu, nebent politikai. Savo veidus iš visų išklijuoja, žiūrėkit. Nebūtų Arjuna paklausęs, Krišna nebūtų pasakęs, kad klausyk Arjuna, davai pasikalbam apie mane. Ne. Arjunai prispaudė reikalas ir jis sako, Krišna, ką man daryti? Nu, Krišna sako, žinai, sako, aš visų centrų centras, viskas sudėtų prie mane, reiškia, viskas, tu man tarnausi, viskas bus gerai, visi tarnaus, viskas bus gerai. Kukliai. Nu, aš esu visoko pradžia, pabaiga, mirtis, gyvenimas, aš. Bet jam jis pat buvo priverstas tai pasakyti, nes Arjuna prispaudė. Jis gynėjo, nesireklamavo save. Jis kuklus yra, jis yra, Krišna. Nesuprasi, kodėl jis toks yra, niekaip nesuprasi. Bet jis yra. Bet to ir įdomu. Tada į didybę. Tai viskas yra. Jeigu pasakyti didybė, tada, kas yra, kas yra Krišna? Krišnos paukštis yra didybė, jis turi savo pavidalą. Didybės. Mahavišnu. Iš kurio poro išeina visatos. Nu, nėra daug didesnio dievo kaip į Višnu, Mahavišnu. Nu, nėra, nesuvokiama. Bet sako, jis yra mažas, nu koks. Jis sutelpa į atomą. Jis kiekvieną atomą yra. Čia irgi dievas. Irgi dievo aspektas. Nori didelę, prašau. Višnu. Maha. Nori mažą, mažiausią. Sulenda paramatmą į atomą. Atomas tai kas yra? Matėt kas nors atomą? Niekas nematė. Nes jis nematomas yra. O tame nematoma jis yra. Yra, nu, nėra ko. Didžiausias, mažiausias. O kas Krišna? Krišna nei atomas, nei Mahavišnu. Jis yra normalus. Žmogus. Va čia ir buvo didžiausia paslaptis. Kad reiškia, kaip religijos rytam. Allah Akbar. Nu taip, Allah Akbar, Mahavišnu galim sakyti. Nu, tu bendrauk su Višnu, tarnauk Mahavišnu, nu. Tiek ilgai trūks tau. Nu, jogai Paramatma mato. Stengiai pamatyti. Ką Paramatma daro? Nieko. Jis stovi. Aišku, labai žavu. Stovi. Sako, jutina rankas, ar net nejutina rankų. Plokščias. 2D. Paramatma. Bet tai Dievas. Viskas tvarkoja. Su Dievo koncepcija viskas tvarkoja. Su Dievu viskas tvarkoja. Su Krišna viskas tvarkoja. Kam kur reikia? Bet kai Krišna pradeda veikti, visi pasimeta. Apie pusdievius mes visos knygos parašytos, kaip pusdieviai pamato Krišną, nu supranta, Dievas turėtų ateiti, visi turi būti aišku, va, jisai, kai Dievas kažką daro, tai iš karto viskas sproginėja, nu Dievas padarė žingsnį, tu turi skambėti per visą visatą. Saka Krišna, paskui mergaitės bėgioja, verkia, viešodai, vagia kažką, tai, nu čia, nedieviški veiksmai, ne? Kažkaip tai turėtų būti, kaip pozityviai galvoja, kad vat, jeigu Dievas, tai vat, mes jau apie jį žinom. Pasirodo, ne. Jis gali būti žmogus ir gali turėti silpnybių. Gali turėti... Brahmai suklydo už tai. Jo, mes visą tą žinom. Teisingai žinom, mesgi, ką mes darom, mes kartuojamės. Mes džiaugiamės, mes bešnekam, bandom ragauti. Nes gyvenimas yra ragavimas, skonis, emocijos. Ir Krišna yra tas, per kurį galima tas emocijas gauti. Ne visiškai teisingai pasakiau. Aš jau prisinat sakiau, tokia sakinys toks yra. Krišna tas sakinys, kur buvo nereikia gaišti laiko, o reikia, pas Krišną reikia tiesiogiai. Taip, sutupysim laiko. Tai nėra, kad kažkas blogai parašyta. Bet taip dar nėra buvę. Taip nėra buvę.
kad pas Krišną. Mūsų atsidavimo tarnyba nėra Krišnai. Tiesiogiai. Įsivaizduokit, mes tarnautume Krišnai. Mes net turim jo atstovus, kad mes pats tarnautume. Mūrti. Tai jo yra objektyvi išraiška tokia. Va, Krišna, stovi, jis priima tarnybą. Bet netiesiogiai Krišna. Sako, aš esu tenais. Norint man pasitarnauti, suras baktą ir jam tarnauk, aš priimsiu prie jėgo. Jis nesako, kad man tiesiogiai visi. Tai neįmanoma. Tas pats, kaip sakai, mes norim pasijungti 220 reiškia srovės, ne? Mums ieškome atominės elektrinės. Atominė elektrinė galingai energijos duoda jo. Bet mums reikia transformatorių. Žinai, ką reiškia atominė elektrinė? Atidarė, iki šiol neuždarė Ignalinai. Praeiniai kainuoja uždaryti. Ten taip įsibėgėjo. Ten taip, man, Krišna tai nėra atominė elektrinė. Jis yra, iš jo Mahavišnu išeina. Žinai, mes norim tiesiogiai jam prisijungti su juo. Taigi susprogs. Mums reikia transformatorių, kad sumažinti iki mums prieinamos srovės. Kas tai yra? Kas tai yra? Parampara. Galime taip, jo, čia yra parampara. Mums reikalingas tarpininkas. Ta varža yra tarpininkas. Tai yra gūrų, rampara, vaišnavai. Ir Krišna pats pasakė, sako, jis taip kukliai pasakė, aš nepatikimas dar kažką suras, sako, mano atsidavus, jam tarnauk, aš priimsiu. Ir va tas, kas numeris vienas, kas tikrai gali atlaikyti Krišnos tą atominę energiją, tai yra Radharani. Ir vaišnavų filosofija, ir tą, ką mes žmogumi sakom, reiškia, yra tie, kurie nori patekti į tas grupės, Radharanės grupės, menukų grupės. Tiesiog neįmanoma. Čia turėjom galbūt kažką kito, bet pas principas, nori mums tarnauti Krišnai, mes turim surasti lotusinės pėdas vaišnavų. Jis yra tas, per ką mes galėsim pasijungti, kažką realiai patarnauti, gauti progresą, pažinti Krišną. Jeigu aš galiu nusišniau pasakyti. Kažkas teisingai. Aš nežinau teisingai, bet širdį jaučiu, kad teisingai. Galbūt aš žinau. Kad mes turim baigti. Turim. Dar ten tik pjausto moliūgus. Pradės patys viens kitą. Jo, bet čia yra Krišnos sąmonė. Ir ta sąmonė, tas pavadinimas daug ką sako, reiškia Krišnos sąmonė. Mūsų sąmonė, Krišnos sąmonė. Tai nėra tas pats. Krišna nėra baktas. Mes esame baktai. Krišna tas, kuris priima, mes tas, kuris duoda. Krišna yra absoliutus priėmėjas, bhakti yra tie, kurie... Radharani yra absoliuti davėja. Ir tie dalykai, tie, kurie nori duoti, reikia bendrauti su tais, kurie duoda. Visą tą paramparą, jie susijungia su tais bhaktais, kurie duoda. Krišna priima. Ir tai, kad jisai nori džiaugtis, kaip jis jau, iš ko sudaro jo lylos, jo žaidimai. Jisai, pavyzdžiui, nori jisai Radharani suteikti džiaugsmą, jis pasislėpė nuo jos. Atrodo keistas dalykas, ne? Norint kažką duoti, reikia eiti navstriečių. Bet jeigu nori pastiprinti tą jausmą davimo, reikia pasislėpti. Ir vat yra tas dalykas, jisai eina, pasislėpia. Reiškia, ir iš tikrųjų, Radharanis, tu šnekėjo, kad iš tikrųjų visą tą, ką mes žinom, visą Čaitanį-Čaritamritą, ir dėka to, kad Krišna pasislėpė. Pasislėpė nuo Radharanis. Kada Krišna, jie susitikdavo, viskas tvarkoja. Išsipildo, emocijos kaip rykščiuoja, visos gopės visi patenkinti, atliko rezultatą, nes jis tarnauja, kad suvestų juos tą porą. Jo. Bet, kada
Krišna pasislėpė. Iš Radharanės tada akumuliuojasi tokia energija, tokie, reiškia, tie jausmai, dieviški jausmai dieviškam Krišnai, kurį nebegali išlaikyti. Tada jai reikia pagalbos, reikia gopių, jinai tada lieja. Koks Krišna? O jis toks, o jis toks, o jis toks. Jinai, kaip sakyti, save išreiškia. Tada išreiškia, tada jos gopios, jos irgi užsipildo Krišną. Nes kai jo nėra, jinai užpildo visą tą atmosferą, visą tą, reiškia, tą savo įsiskyrimo, tas jausmas, jis yra tikrai vėl generatorius Krišnos energijos. Nes nėra kito šaltinio, tik jisai. Bet tam, kad jis būtų, reikia pliusų minusų, susitikimų išsiskiria. Elektrikų yra tarp jūsų. Vieną, pavyzdžiui, pliusą paduokit, tai vis energijos nėra, iki minusų. O kai du yra, jau kibirkščiuoja. Mes materialiam pasaulyje tų kibirkščių žinom, tai yra male, female, vyras, moteris, jo. Bet yra tas atspindys to kibirkščiavimo. O tikras kibirkščiavimas yra dvasinio pasaulio, būtent to pliusų ir minusų. Jų judėjimo, įsiskyrimo ir susitikimo. Nes be judėjimo, judėjimas ir gyvenimas, dvasinis pasaulis yra tik judėjimas, tik dinamika. Ir Krišnos. Mes negalim suti, ką reiškia, kai Krišna juda, kai absoliutas juda. Jį absoliutas juda. Nėra tokio įvardinimo greičio, kaip jis juda. Jo, bet jis juda. Kokią energiją jis akumuliuoja. Jis akumuliuoja ką? Jis akumuliuoja meilės energiją. Pas jį kitos pagrindinės, Givokų Vrindavano. Visur kitur, kai jis jau į dvarą, vaikundus, jau kažkas yra, jau, sakant, jau kažkokios kitos energijos. Krišnas, tu Bhagavan Svajam, jis toks, koks originalas yra. Tas kuris, reiškia, originalas yra Krišna Vrindavana. Visi kiti yra jau ekspansijos. Jau, sakoma, Krišnos, bet tai yra jau, sakant, jau kažkas kito. Ir mes irgi išdžinom iš tų lylų, kada jo žmonos, Krišno žmonos, ko tas Krišna kleiti naktimis. Nu, reikia pažiūrėti tas reiškia, ten karalienės, auksas, viskas, miega kartu su Krišna. Rytas, pusryčiai su Krišna. Ja? Ir jis kliedi Vrindavaną. Jis sako, nu kažkas tokio, kažkokios džiunglės. Jokių aukso ten nėra, bet Krišna kliedi tom džiunglėm. Ir pasirodo tos džiunglės. Tas Vrindavanas, kuris, kas ten vyksta, kai pamatė, Narada Munis sako, kaip, reiškia, Narada Munis, Udhava. Tas, kuris Krišna sako, man brangiausia, už Udhava nieko nėra, brangiausia. Kai pamatė, kas vyksta Vrindavane, tas lylas sako, mano noras dulkelė būtų. Reiškia, apie aukštumas. Tas dvasinio pasaulio aukštumas. Reiškia, mes taip šnekėti neapsimoka. Bet kadangi penktadienis buvo, tik, buvo kažkas tokio, buvo minima, nieko, galim sakyti, paslaptingumas Krišna. Jis tai yra atskleidžias, kas jis yra. Mirtis, gyvenimas, pradžia, pabaiga. Apie Krišną yra parašyta. Bet tas centras, kuris kartuojasi, tas, kuris jį išjudina, jis kažką nori, jis kažkur traukia. Nu kas gali traukti centrą? Jinai. Jos penktadienį buvo atėjimas. Yra, paprastai, kaip žinom iš Paramparos, Bhaktisiddhanta Sarasvati, Prapados dvasinis mokytojas. Tai yra visa Parampara, tai yra tie dvasinių pasaulio gyventojai. Jie netokie praktikuojantis kaip mes. Atėjom, kartuojam džapą, skaičiuojam rutuliukus.
kai pas juos užvaldydavo emocijos, jie bėgdavo, slėpdavosi. Kai susitvardydavom, grįždavom, duodavo paskaitas, pasakodavo. Ir sakykime, jeigu Bhaktisiddhanta Sarasvati, jo apie Radharanis iš nieko nešnekėjo. Kodėl? Pernelyg aukštai. Pernelyg jam buvo jautru. Jis negalėdavo, daug visokių istorijų yra, kur mokiniai niekada nesuprasdavo. Jo aplinka, Bhaktisiddhanta Sarasvati aplinka, kuri išaukštintos asmenybės. Kada su savo svytais buvo Vrindavane ir, reiškia, pamatė tą tokią kilmingų, turtingų pora, lankstosi, reiškia, daro dandavatus, reiškia, toj vietoj, kur Radharanės žaidimai vyko, sako, o kokie išaukštinti. Jie išlenkėsi Radharanė, jie žino, kas jinai tokia yra. Sako, ne. Sako, jie žino, bet ne taip, kaip mes žinom. Jis pasakė, sako, jie lenkėsi dėl to Radharanė, kad Krišna jai lenkėsi. O mes, sako, lenkėmės Radharanė dėl to, kad vienas dalykas, kada pirmoji vietoje yra Krišna, ir Krišna lenkėsi Radharanė, dėl to jie lenkėsi jai. Sako, mes lenkėmės aplamai Krišnai dėl to, kad Radharanė lenkėsi. Čia bet tai ta Bhaktisiddhantas Sarasvati nuotaika. Ir paprastai, dėl to jis mažai kalbėdavo, dėl to, kad tai šaukti. Bet tokios dienos yra, mes kažkiek tai prisilietimą galim sau leisti pakartoti kažkokius žodžius, tą, ką, ir jeigu šiek suvirpina mūsų širdis, šiek tai kažkoks tai yra, galima sakyti, atgarsis tame, tai yra gerai. Bet mes vadinamės Krišnos sąmonės judėjimas, Hare Krishna. ir taip yra teisinga, bet jeigu kapsyti toliau, vaišnavizmas, jis yra tokia kosmosas. Žinot, kosmosai yra du. Žinot, kad yra du kosmosai. Vienas yra kosmosas objektyvus, mes matom žvaigždės, taip toliau. O kitas yra vidinis kosmosas. Subjektyvus arba dvasinis. Dvasinis yra vidinis. Išorinis ir vidinis. Du priešingi dalykai. Tas kosmosas, kurį paleidžia kažkokio raketas, jame nėra galo. Ir yra kosmosas, kurie užsiima jogai. Tai yra vidinis gyvenimas. O tas vidinis gyvenimas, į ką jie koncentruojasi, į ką jie bando atrasti, tai yra pasaulis, vidinis pasaulis. Tai visi žinot išraišką, tai vidinio pasaulio. Bet tas vidinis pasaulis, galima sakyti, vidinis kosmosas. Ir tas kosmosas yra dvasinis kosmosas. Tikras dvasinis. Ne tas, kuris ten aš viduje, savo protį, mentalę, čia yra dar išorė. Bet kada tikrai atranda save, kaip atma, reiškia perina tą atmetus visus sluoksnius, tas, kas miršta, keičiasi. Tie, kurie atranda, kai mes sakom, savęs pažinimo kelias arba savęs paieškos, kai atranda save, kaip atma, tą nedalomą dalelytę. Ir tos dalelytės gyvenimas yra dvasinis. Tai yra kosmosas, vidinis kosmosas. Bet tame kosmose, kaip kiekvienam kosmose, turi būti kažkur tai aukščiau, žemiau ir taip toliau. Ir šito vidinio kosmoso centras ir aukštuma yra Golka Vrindavana ir Radha Krišnos žaidimai. Tai yra vidinio kosmoso. O jeigu jau nuo to kosmoso, kaip sakant, eiti į pakraščius, tai ten Vaikuntos, dainama iki Šivalofos, taip toliau. Tas yra kosmosas. Ir dėl to, kada, sakykime, pati pradžia, kada žmonės bando save susivokti arba, sakykime, kodėl apie Dievą eina kalba, visi kažkaip Dievą įsivaizduoja kaip objektą. Mūsų akims, pačiupinti mūsų juslėms. Ir čia yra pirmas nesusipratimas. Kad galvoja, kad dvasinis pasaulis arba Dievas kažkoks objektas, kurį aš galiu pamatyti pačiupinti. Jis yra, jeigu mes patys savęs nematom, nes mes esam
vidinis subjektas, tai jis yra tas pats. Tas, kuris yra viduj ir jis yra net kitos prigimties negu siela. Sakome, super siela. Aiškiai, jeigu yra kažkas apie sielą sakoma, kad yra amžina, nedaloma, kas dar apie sielą sakoma? Nesudeginama, palaiminga. Vat dabar, vat apie šitą momentą galime irgi pakalbėti. Kada sakoma, visi žinom tokį žodį sanskritų, Sachit Ananda Vigraha. Bet šitas yra su avansu. Pati paėmus siela nėra Sachit Ananda. Kodėl nėra? Kodėl kibirkštis nėra, laužas dega ir kibirkštis, jeigu paimti tą kibirkštį, su ją ką gali apsišviesti, vaikščioti, ne, ir iš karto užgęsta. Kibirkštis tada gali šviesti, kad jinai yra lauže, kada jinai yra sujungta su, kaip ir atma, kad jinai surišta su Krišna, su šaltiniu, tada jinai gauna viską. Sat, Chit, Ananda. Ir tada galim sakyti, jeigu siela arba žmogus, kuris nėra jogas, neturi ryšio su šaltiniu, jis neturi šitos Sachit Anandos. Jis net pažinti savęs negali, jam reikia tai atmą reikia apšviesti ją pačią. Pernelyg yra maža, nereikšminga ir taip toliau. Jinai ką turi tik laisvę. Jogas, kuris susijungia su šaltiniu, jis pamato, kada jis yra apšviestas. Jis apsišviečia ir tada, aš ir jis. Kol nėra tos ryšio, jis savęs pažinti neįmanoma. Tai yra teorija. Ir jis sakoma, Sachit Ananda, ta teorija irgi netgi teorija su pliusu. Jis dar turi tapti baktu, ta atma. Kad įgyti ryšį, tas ryšys jį apšvies, tada jis save pažins. O kai jis save pažins, norės Ananda, kas yra? Malonumas. Tas malonumas yra kada yra veiksmas. Iš turės tarnauti, daryti kažką. Štai sakoma, kada žmonės pažįsta prisilietimas prie Dievo arba absoliuto aspekto, Brahmanas, jo. Tai yra faktas, bet jis yra trumpalaikis. Jis apšviečia, jis supranta, jeigu toliau viskas, jisai belieka tik tai sklaidžioti prisiminimus. Aš žinau. O kas toliau? Toliau turi būti veiksmas. Ir Krišna sako, norint, kad tai įgyvendintumai savo, tikslą, savo priedirbę, grįžti namo, ateiti pas mane, tu turi, veikti. Ir koks tas veiksmas, ką galima absoliutai pasiūlyti, ką mes su savo, koks darbas turi būti, kokia veikla rankų kojų, ką mes turim daryti, kad jį patenkinti. Bet mes kažką turim daryti. Tai yra atsidavimo tarnybė. Ir va čia ir yra tas, kaip mes kalbėjom, molio centravimas ir paskui žaidimas. Mes čia kažką turim veikti. Tas veiksmas yra atsidavimo tarnybė. Gal ir ten, nežinau, auditorijos nuduriuoju, gal kažką galit mane paklausti, patikslinti, pasiaiškinti, pasidalinti. Bet dar turim laiko, sako, jau morkos sutarkuotos, bet dar neišvirė. Žinot, auditorija yra kas pirmą kartą, kas 10 kartą, kas 100 kartą. Visada galime skirtingai, suprantamas. Pas mane daugiau yra emocijos, nėra informacija, visą gali pasiskaityti. Paprastai paskaitos jos gali būti informatyvios, bet yra kiti lektoriai, kurie jums skaitys, ko neskaitėt, taip toliau. Aš ką sakau, viskas yra parašyta. Aš jau dalinuosi, džiaugiuosi tuo galimybę, pasidalinti su jumis, pats pakartoti kažką. Ir tame ir yra Krišnos sąmonės džiaugsmas, Krišnos sąmonės šventyklos paskirtis, kad sekmadienį karts nuo karto pabandyti susicentruoti. Mes biškai atsipalaiduojam savaitės bėgs, sekmadienį vėl susicentravimas. Dievo įsicentravimas. Krišnos įsicentravimas. Ir mes grįžtame, susikaupiam, mums nieks neblaško, mes įsicentruojam, kad paskui pagautumėm tame kampą, kad tas centravimas, laikyti sąmonę su Krišna,
yra cool, labai gerai, nieko geresnio nėra. Taip toliau, žodžiu, kad tai yra gyvenimo esmė. Iš pradžių gali būti smalsu, įdomu, reikalinga, gal kažkoks, o paskui tame laipsnyje jis tampa faktiškai be jo neįmanoma. Mes matom visą kitą pilką, kas gali visi suprasti, šviesa ir tamsa. Tarp jų ir pilkuma. Kada mes pažįstam, kas yra šviesa, visada atskirsim, kas yra tamsa. Ir jeigu mes sveiki žmonės, visada norėsim šviesos. O emociškai mes visada norėsim meilės. O tas meilės jausmas, jisai, kaip Krišnas Bhagavad Gitoje sako, kiek man, tiek aš atgal. Mes kai išmoksim duoti, Krišna iš karto atiduos. Iš karto Krišnas, jis dar pridės. Ne problema, jam negaila. Va, ir pabiški visą tas vaizdelis, Krišnos sąmonės vaizdelis, jis ryškės kaip ta mozaika. Kada mes surandam tą bazilą, jo, reiškia, turim vieną vaizdelį, jis toks fragmentas, koks neaiškus, mes jį tik teisingai pastatom, paskui vėl surandam kitą. Ir jau kada jau tas vaizdelis, čia kažkas panašaus į tą, mes va ir degam. Bet mūsų gyvenimas jis tampa tokia aiški erdvė ir laikė mozaika. Viskas turi vietą emocijos, netgi kada Krišna sako, aš esu ir mirtis ir gyvybė. Jo. Du prieštaringi, kaip juoda ir balta. Du skirtingi dalykai. O Krišnos sąmonė, kai yra Krišna centre, net ir du skirtingi dalykai, jeigu nebūtų to centro, būtų prieštaravimas, kai yra Krišna, jis gražiai mozaikai susideda. Gražiai randa savo vietą. Ir idealiai. Ir be šito, netgi be mirties, kai mes teisingai suprasim Krišną, mes sakysim, mirtis va. Kaip be mirties? Ne, čia aiškiai trūksta mirties. Turi būti mirtis, turi būti. Kada mes nežinom Krišnos sąmonės, arba Krišnos nėra centro, mes galvojam tik tais, gėris yra labai gerai, reiškia, tortas visada gerai, o jau druska jau kažką prieštarauja. Arba gimimas yra gerai, o paskui gyveni amžinai. Bet druskas nepavyzdžiui saldumą. Jo, pasirėda mozaika, du priešingi dalykai. Kada teisingas gyvenimas ir gimimas, ir mirtis turi savo vietą. Tada tam gyvenime atrodo viskas idealu, tampa idealu. O kol to idealo, kol nėra centro, kol nėra tas, kas visas apjungia, ant kurio aplinkui sukasi, reiškia, mes atskirai paėmus ir vaikomės. Tik gėrio, tik grožio, taip toliau. Su savo suvokimu ir niekad nesusidaro bendras vaizdelis. Tas vaizdelis būna blogas. Ateina senatvė, ateina mirtis, mes sakome, skundžiamės. O kai yra tas centras, tada tas, reiškia, tie du skirtingi dalykai, jie gražiai randa savo vietoje toj mozaikui ir tampa tobulą. Tas Krišnos veikalas yra. Jis, Krišna, sugeba, reiškia, padaryti tokį vaizdelį, gyvenimą iš nesuderinamų dalykų. Bet jis yra tobulas ir jo vaizdelis yra tobulas. Du skirtingi dalykai, gyvenimas ir mirtis, sako, ir sėkla ir mirtis, sako, tu neperjunk, aš esu jūsų pagrindas. Bet kad tuos du dalykus, nes mes ką mes darom, gyvenime mes visi susidurėm, mes visi gyvi žmonės. Mes turim kančią, mes turim savo jausmus, aš sako, esu ir materija, ir dvasia, Krišna dar sako. Aš esu ir materija, ir dvasia. Reiškia, pastatyti materiją, rasti vietą ir yra reikalingas centras. Sako, aš dvasiškai, aš nebegyvenu materialiai. Jo? Aš kažko atsisakau. Tas atsisakymas, reiškia, aš pastatau tą materiją į vietą, teisingą vietą. Ta puzzle, reiškia, tą kažkokį tai juodą tašką, juodą spalvą, aš randu ją į tinkamą vietą ir jinai taip suskamba. Šalia baltos, juoda, gražiai skamba. Kas yra balta be juodos, niekas nepasakys. Niekas nežino iš vis, kas yra juoda spalva, bet jinai bus baltos. Tai va tas visas, reiškia, vaizdelis, jisai, kada yra Krišna centre, jisai tobulas.
Tobulą. Kas bet su mumis ir su kitais. O tokia turėti, reiškia, sąmonė, kada kas bevyks, tai džiugina. Matai materiją, matai Krišną. Matai, reiškia, dvasinius veiksmus, matai Krišną. Tobulą. Bet tam reikia turėti tokią sąmonę. Ta sąmonė vadinasi Krišnos sąmonė. Taip jau padaryta. Ir tą sąmonę Krišnos atnešti Prabhupada, per Paramparą, taip toliau, vis vėl parašyti yra. Bet vėl mes grįžtam, mes atitolstam ir grįžtam. Mes galim po kosmosus keliauti, galim bet kokią problemą iškelti. Ir mes iš karto ją apšviečiam, Krišnos sąmonę, ir iš karto pasakom jos vietą. Kodėl, pavyzdžiui, kaip gražiai gali paskaitas pasakoti Tursunovas, visi psichologai, surinkami tūkstantinės auditorijas. Kodėl jiems taip lengvai gaunasi, ar pagalvoja? Kodėl ateina žmonės klausosi? Todėl, kad jie žino esmę. Ir viską aplink Krišną vynioja, ir viskas gražiai dėliojasi. Bet kokią temą paimkit, bet kokią temą. Bet kada žmogus, kurį moka centruoti tą molį, jis gali kokį nori puodą išžiesti. Tai vat, kai žino, kur yra Krišna, jis gali pagal savo profesiją, psichologas, ėmė ir viską gražiai sudėlioja. Dėl to jis nežinotų šito reikalo, jam sunkiai sektųsi. Trūktų šitų jungiamųjų dalių. Pavyzdžiui, šeimos problemas, kai sprendžia, jo. Vyras, moteris, nesuderinami elementai, dvi iš skirtingų planetų, taip toliau. Žino, kas yra Krišna. Žino, kad du nesuderinami dalykai yra, visada bus, jeigu nebus Krišnos. Jis paima Krišną. Jis nesako tiesiogiai, bet ir yra įdomus triukas. Jis nekalba taip religiniais terminais, taip toliau, bet jis visada turi minį Krišną. Ir tada, sako, kokia problema yra? Asmeninės konsultacijos. Išklauso vyrą, išklauso moterį, jis tas toks. Jisai žinodamas Krišną, visai gražiai sudėlioti patarimus tam, ir visas susiharmonizuoja. Jis randa savo vietą. Va, Krišnos sąmonė. Čia yra mokslas, čia yra menas, čia yra viskas. Čia ateityje, ta, kas dabar, sakykime, ir ar politikoje, ar globalioj politikoje, ar mini ekonomika, ar globali ekonomika, viskas susiveda į tą, kada yra centras. Čia vėl, galim sakyti Krišna, galima kiti sakys, nėra, viskas tvarkoja. Viskas tvarkoja. Tai yra, netgi, sakykime, kada tai tarp religiniai konfliktai, kada vyksta, jo, jie kalbasi. Pas juos apie tą centrą nėra teisingo suvokimo. Jis absoliutas, jis nėra nestatiškas, jis yra vienas. Jis sako, aš esu viskas. O palaukit, kur tas vienas? Bet čia ir yra, kad mes, kada Krišna apie jį fantazuojam, mes iš tikrųjų mūsų fantazija skupi. Jis apie save, jeigu parodytų, reiškia, net mūsų fantazija net neneša, koks jis ir iš tikrųjų yra. Bet jeigu yra mūsų fantazija, Krišnos nėra. Bet jeigu Krišna parodo, koks jis yra, mes turim ryšį su juo, nėra problemos. Tada ir ten yra Krišna. Čia yra paslaptis, menas ir yra darbas, yra vidinis darbas. Vidinis darbas, tai yra mūsų žingsneliai, kuriuos mes link jo darydami einam, ir jis, kada tai žingsneliais lieka patenkintas, jis save duoda, tada mes gaunam. Mes turim neapsirikti, kad jeigu mes kažką darom ir mes jau Krišną pažinom, tai ne mūsų nuopelnas. Tai jis reiškia žingsnelį darė link mūsų ir tada mes viską žinom. Šiam tai nieko nereiškia. Mums padaryti visažiniais. Jam tai nieko nereiškia. O mums tai neįmanoma jį pažinti. Mes per mažai ir silpni ir taip toliau. O jam jokių problemų. Jam ko reikia? Kad mes link jo norėtumėm, link jo judėtumėm, tada, jis nori mane. Jisgi nėra toks, kad jis be mūsų negali gyventi. Jis jokių problemų nėra be mūsų. O mes be jo turim problemų. Kai mes link jo darom žingsnelį, jis bėga, iš karto duoda suvokimą apie save, pažinimą, taip toliau, atveria visą iliuziją.
tas pagrindinis, kaip sakant, visų, jeigu ne Krišnos sąmonės, koks reikalas. Sako, Maja, mes turim prieš ją kovoti, teisingai, išsivaduoti reikia. Išsivadavimo judėjimą labai populiarų dabar. Jo. Ką reiškia išsivaduoti? Nu ko? Ar tas išsivadavimas, ta laisvė automatiškai. Mes tik tai supraskim teisingai, tas išsivadavimas nuo Majos bus nugaroj. Iš karto. O kad Krišnai, materija, tai sako, aš esu ir materija. O santykis neteisingas, jau yra iliuzija. Iliuzija yra santykis neteisingas materijos ir dvasios. Ir sielos. O ne priešas, materija kaip aš priešas. Ne. Sako, materija aš esu, sako. Jeigu priešas, aš irgi esu aš. Aš esu ir draugas ir priešas. Nėra kitų priešų be manęs ir nėra kitų draugų be manęs. Tai yra dvi skirtingos pusės. Ko tu nori, draugauti ir peštis? Yra tokie, kurie bando, žinot, kada Krišnai reikia vylų, nu tai jisai pasiunčia savo ten demonus, ten, žinai, baktų džiaugsmui, ten kažką nušovė, ten nudaužė, ten primušė, ten sunaikino, ten. Toliau prasadė. Jo. Va, ir čia, faktiškai, tas geras vaizdelis, tas teisingas vaizdelis yra, nu, vadinkim, kaifas. Kaip Prabhupadas yra kažkada kai svečiai, sako, savo šitiems pirmiems mokiniams, kurie žinojo, kas yra LSD, narkotikai, kurie sakė, nu, toks kaifas, sako, o kaip tenais dvasiniai pasauliai, sako, okeanas LSD, sako. Jis galėjo tai pasakyti savo, tiems, kurie žino, kas yra. Jūs turiu minį, kad kažkas tokio. Man pasakyk LSD, nesupras, okeanas. Nu, vaikui, limonadas, okeanas, vaikui mėgsta limonadą, ja, saldaus. Bakam sako, kalvos, okeanas. Jo, žiūrėjau, tai jūs mane paklausit, kad nors pasiprieštarausit. Va jau yra. Aš taip galiu. Tai gerai. Kvaila, žodžiu, mintis tokia. Nu, kiekvienam atome yra super siela. Tai ta prasme yra Krišna. Tai kiekvienam atomą. Žiūrėkit, kiekvienoj ląstelėje, reiškia, ląstelė susideda iš atomų, taip? Tai žiūrėkit, žmogus, kiek jame yra atomų, ne? Taip, ne? Bet sakoma, kad tik viena super siela yra. Jo, o kodėl taip sakoma? Kad aš esu vienas šitam kūne. Šitam kūne aš esu vienas. Jeigu yra du, jau biški problemos. Bet tikrai ne 10 ir ne visų. Aš esu tą, ką aš galiu pamatyti, aš vienas, nes aš esu. O jeigu kokia nors realizuota bakterija mano kūne realizuos Krišną, jis pamatys, aš nematysiu. Jo, permanas. Aš esu kosmosas. Nu, kūnas yra kaip kosmosas, objektyvus. Ir yra vidinis kosmosas, subjektyvus, kuriame esu aš ir vienas, siela. Va ta siela ir mato tą, reiškia, paramatą. Sako, aš esu šalia širdyje, šalia sielos. Sielos buveinė yra, reiškia, šitoj srity ir šalia paramatą, kaip du paukščiai ant vienos šakelės. O kad čia yra, vyksta visas ir Brahma, ir Saulės, ir Mėnuliai, ir kokie ten procesai vyksta virškinimo, ten taip toliau, čia kosmosas yra. Ir tas kosmosas irgi sudaro iš atomų ir su paramatmu. Viskas. Jo. Tai prasme, kokia problema? Kad aš esu vienas. Ir aš turiu reikalą su to paramatmu, kurį šalia manęs yra. Sako, tokio dydžio yra. O visi kiti, nu, dar pridėti galima, kas sako, kas būna, aš tarp kitko į tą klausimą girdėjau, kada buvo pirmas susitikimas su mokytoju, kažkas ten toks iš KGB klausė, sako, kas būtų, sako, kas atsitiksta, kada, reiškia, žmogus savęs realizavusi sielą miršta. Kas atsitinka, ar gauna kokį nors gėrį tos visos kitos gyvos būtybės, bakterijos, ten virškinimo, ten, nu, gyvų būtybių pilna. No. Tai, sakoma, jeigu tokia labai aukšto lygio, reiškia, siela, tai jie irgi gauna tą naudą. Visi gauna naudą. Gosvamiai, kada jie savo kutyrose, reiškia, kartodavo mantrą, Hridasa Thakurą.
plytos virpėdavo. Nes siela, dvasia gali įtakoti materiją, o materija negali sielos įtakoti. Ir ta dvasinė vibracija, ta materija, kuri yra iš tikrųjų negyva, ją gyvybindavo, jinai vibruodavo. Sako, Krišna eidavo ten akmenukai dirbdavo. Nes tai yra to, reiškia, gyvybės įtaka negyvam. Kas yra negyva? Tai yra tas pačios sielos miegančios. Nu, čia kita tema tokia. Faktiškai, sako, yra Krišna, jis dalinasi į dvi energijas. Para yra para, praktiškai žemesnioji, aukštesnioji energija. Kas yra aukštesnioji? Aukštesnioji yra vadinama materija arba miegančios sielos, o gyva yra gyvas, reiškia, suvokiančios. O paskui tas visa degradacija tokia, reiškia, sąmonės lygių, pradedant nuo materijos, ten aš kažkur tai surašiuką tokį pasidariau, galiu paskaityti. Reiškia, to įvairoviai. Reiškia, gyvos būtybės aukščiau negyvų objektų. Judantis aukščiau nejudančių. Tie, kurie jaučia prisilietimą, yra aukščiau, kurie nejaučia prisilietimą. Tie, kurie jaučia, turi skonį, yra aukščiau tie, kurie turi tik prisilietimo skonį. Aukščiau jų yra galintis užuosti. Dar aukščiau turi, kurie dar gali ir girdėti. Aukščiau tie, kurie tik girdi, kurie jaučia šviesą. Tie, kurie turi aukščiau jau jų, yra tie, kurie turi viršutinį ir apatinį žandikaulį. Aukščiau jų yra keturkojai. Aukščiau keturkojų yra dvikojai. Žmonės yra aukščiau dvikojų. Aukščiau žmonių yra tie, kurie gyvena visuomeniai, civilizuotai visuomeniai. Jis yra ir laukinių, bet aukščiau laukinių yra civilizuota visuomenė. Žmonės gyventas visuomeniai. Tarp tų, reiškia, organizuotos visuomenės aukščiau stovi dvasininkai brahmanai, nes jie sąmonę judina. Tarp brahmanų aukščiau tie, kurie žino Vedas. Tarp tų, kurie žino Vedas, aukščiau tie, kurie pasiekė tiesą. Aukščiau žinančių tiesą yra tie, kurie tą tiesą atidalina kitiems. Mažai žinoti, reikia dalinti. Jeigu tu daliniesi tiesą, reiškia, tu esi aukščiau, tarp tų, kurie žino. Tarp pamokslautojų aukščiau yra tie, kurie išsivadavo iš sąlygoto pasaulio. Aukščiau išsivadavusi yra tie, kurie tarnauja ir pakilo virš gėrio ir blogio. Tarp tų, kurie tarnauja, yra aukščiausiai tie, kurie nuolatos, bet vangos ir iki galo. Va, čia yra, galima tokia savotiška sąmonės gradacija. Ir ta viršūnė yra sąmonė, kuri atidavė save centrui, Krišnai, absoliutui, Dievui, kaip norit vadinti. O tokia sąmonė tai yra jogas. Ir tam, žinot, jogos yra įvairių rūšių, bet kuris atidavė save meilės tarnystė, jis yra tokia kaip džyva, jinai pasiekė tą, ką gali pasiekti aplamai gyva būtybė. Bet čia yra evoliucija. Iki tol, čia sakoma, kai žmogus jau gimė žmogumi, dar civilizuota visuomenė, jį dar paskui, reiškia, studijuoja Vedas, paskui pažįsta tiesą, paskui tą tiesą pažinę supranta, kad reikia atsiduoti, paskui atsidavimų irgi gradacijos yra, nu taip, gal dar kas nors. Mane stabdykit, nes aš nežinau, kada turiu baigti. Ten siūlo. Norėjau dar paklausti. Krišna sako Bhagavad Gita, aš esu ir mirtis, ir gyvenimas. Man tokia nuostata, mirtis tai yra užmarštis, o gyvenimas tai yra atsiminimas. Ar ne taip aš? Nu jau, čia yra tokie mirtis ir gyvenimas, jis palyginimas yra kaip dvi priešingybės. Bet tos priešingybės yra, kada lyginama, yra, sakykime, tokia kaip materialaus gyvenimo fenomenas. Fenomenas kame? Iš tikrųjų, tikras fenomenas yra siela. Jis yra amžina, neturi tų pakeitimų. Bet kada jį tą fenomeną patalpina į aplinką, kuri turi tos pokyčius, reiškia, gimsta ir miršta jo. Tai Krišna ir sako apibendrintai, sako, aš esu ir tas ir pradžia ir pabaiga. Ir gimimas ir mirtis. Tavo, tą, ką tu išgyveni gimdamas, į tą, ką tu išgyveni atseit mirdamas, aš esu aš.
kaip Krišna sako, aš esu teisingai pradėta vaiko malonumas. Seksualinis pasitenkinimas pradėtant vaiką, sako, čia irgi aš esu. Kur tik bedursi, visur, kur yra reiškia, tiesos elementas, sako, ten aš esu. Aš esu tiesa. Galim sakyti, o jis ir melas yra. Taip, jis ir melas yra. Sako, suktybė. Aš esu iš suktybių, iš plaukiančio kūlą, iš kalnų Himalajus ir taip toliau. Visur jis yra. Bet kodėl taip sakome? Mums reikia suvokti iš pradžių, atskirti du pagrindinius elementus. Gyva, negyva. Savęs nuo kūno. Ir kada, reiškia, tas sėkmingai atskirimas įvyksta, tada aš suvokiu, kad iš tikrųjų, kad aš esu negimstantis ir nemirštantis. Kad to mirties klausimas atpuola iš vis. Jau kaip ir nėra. Bet kol aš jį turiu, Krišna aiškina jam, sako, aš esu ir ten, ir ten. Kai tu miršti, sako, tas jausmas irgi esu aš. Kai tu gimsti, irgi esu aš. Jis rodo, kad niekur dėl jo nepasislėpsi. Aš esu pradžiai pabaiga, tame ir vidurys. Čia tokia mūsų, čia yra protui. Čia yra mūsų protui, kad jis susikoncentruotų, kaip tas molis. Reiškia, kad mes neturim pagrindo gyvenime. Negalim išžiesti kažką iš savo gyvenimo padaryti. Jis koncentruoja protą. Reiškia, sako, reikia kontroliuoti, taip toliau, bet visai yra kam. Galų gali, sako, atmesk. Visą tą, kada apie jogas pradėjo pasakoti, aš su tas ir tas, sako, viską tu atmesk. Iš tikrųjų, sako, pažiūrėk, atsiduok. Apie karmą, kai galim prišnekėti. Sako, čia yra supainiotas dalykas. Sako, čia sudėtinga yra. Čia Itanijos klausimas, sako, sudėtinga. Ką reikia daryti? Atsiduok. Ir visi ten tie geri ir blogi mazgeliai. Nu, karma yra kaip tas, padarai blogą darbą, ops mazgelis, gerą ops mazgelis. Ir tai yra toks mazgų, gerų ir blogų darbų mazgas. Tai yra karma. Jis sako, kada tu man atsiduosi, visi tie mazgeliai, sako, tai bus reiksmingi, sako, aš turim pasirūpinti. Man čia ir yra visos Krišnos sako. Kada be jo nagrinėti karmą, tos mazgelius atraišyti, juodus, blogus, gyti, o čia geras darbą padariau, o čia mažą blogą darbą padariau. Reiškia, geras daugiau, o čia tai teismas jo yra. Gerų mazgelių yra daug, o mažų blogų darbų irgi yra, bet nedaug. Nu, vat yra šansas, kad atsvers. Geri darbai, čia yra žaidimai, karma. Nu, tu gimsi geriau, aukščiau, taip toliau. Krišnos sako, tavo namai nėra čia, tavo namai yra pas mane. Nori pas mane, turi tokį norą, pasisekė tau jį turėti, tu jį iš jo nors gavai, dėko, kad tu tą norą gavai, nes geresnio noro nėra. Kelias yra, reiškia, trumpas ar ilgas ir laiko klausimas. Laikas aš irgi esu. Aš esu laikas, aš jį galiu sutraukti, išstumti. Nuo manęs viskas priklauso. Net ir tas laikas. Jis gali būti, kaip sako, pavirsti į pėdą, kurį tu peržengsi, net nepastebėsi. Net nepastebėsi, kad tu dvasinė pasaulyje. Apie laiką iš vis nebus. Kodėl? O kad Krišna jis yra laikas. Jis kaip jo nėra. Jeigu nėra Krišnos, yra laikas. Sako, oi, koks aš didingas. Jogos, man daro, sako. O po šito vėl viskas sunaikino, paskui vėl viskas gimsta. Ir vėl didžiuliai periodai, tame nėra pabaigos ir galo. Krišna rodo savo didybę, kad jis yra laikas, jis yra, nu nėra pradžios ir nėra pabaigos. Ir visas sukasi, gimsta, miršta, ten, aukštai, žemai, aš esu laikas. O jeigu tu būsi pas mane namuose, sako, viso šitą nėra, amžinas kaifas. Nu čia Krišna sąmonė. Tu namuose, kas yra namai? Ten, kur gerai. Namuose visada jaučiam saugiai. Nu kartais mums nori šiek tiek svečius, pas draugus. Kur norim sugrįžti? Namo. Ir ta siela, pasiblaškė, paskui, viskas gerai, svečiuose gerai, priėmė, pamaitino. Namo nori. Laikas namo. Cinks, laikas namo, viskas gerai. Ačiū sveteliai, labai gražu buvo, gerai, nori namo. Kodėl mes tokį nori turim? Siela šaukia. Siela šaukia. Jeigu tą sielos šauksmį mes turim, mes sėkmingi. Jeigu neturim, mes turim valgyti, nevalgyti, tą daryti, kad tas natūralus, prigimtinis jausmas, noras namo atsirastų. Perskaityti knygą apie namus. Nu, ką aš žinau, aš turiu savo namus, aš turiu savo supratimą, kas yra namai. Jesus Christ arba dar kažką, viskas tvarkuoja. Net ir tas, kuris sako, aš sakau, mano namai, žmona, vaikai.
Mano vaikai, mano, apie kokius namus, sako, ten nebus mano vaikų ir žmonos, sako. Tu tai vadinės, tai mano namai. Jo pasirinkimas. Mes turim laisvą valią, ką vadinti namais. Kas mes kaip save identifikuojam. Jeigu mes save identifikuojam kaip sielą, tada mūsų namai yra vienokie. Jeigu mes identifikuojam save kaip pasiturinčių verslininkų vyrų, mano namai bus mano chata, skrajai. Čia, o kodėl sako, sėkmė, kuris ta sėkmė yra? Jis identifikuoja teisingai, taip kaip Krišna pasako, kas yra tiesa. O to evoliucijai, kad mes gimėm žmogum, dar ne viskas. Kad mes patyrėm, Vedas, ne viskas. Mes patyrėm tiesą, dar ne viskas. Kada mes atsistojam atsidavimo tarnybą, tada jau rūmas. Mūsų tas namai jau artėja. Jau kvapas, kaip į namus jau, o savas kiemas, savas kvapas, viskas sava. Sava, radnoja, dvasiškai gimta. Radnoja. Ir apie tai rašo, šneka, apie tai tam šventyklos stovi, kad ta kibirkštėlė apie namų ilgesį, ar, įsako, įžiebti, užtvirtinti, pasitikrinti, įsicentruoti. Krišna, Hari Krišna. Čia gyvenimas. Jis yra toks. Jis yra toks. Nu. O kaip jums pasisekė, kad kokios jėgos gyvenime jūs sucentravo į tą centrą ir pas jūs centre atsirado dievocentrinė pasaulėžiūra? Vaišnavai. Pirmas vaišnavas, paskutinis vaišnavas, tik vaišnavai. Galima sakyti, vaišnavai pradžioj, vaišnavai pabaigoj, vaišnavai vidury. O kai jie yra, Krišna ir visada yra. Jeigu yra vaišnavai širdį, noras matyti, noras girdėti, noras bendrauti, noras klausyti, jie dar yra santykiai su vaišnavais. Gyvenimas sėkmingas. Vaišnavai. Nes Krišna sako, aš sako, esu ten, kur vaišnavai. Jėda mano šlovė. Ta prasme, čia yra Krišna sąmonė, nes aš ir Krišna čia yra pradžia. Aš ir Krišna yra reklama. Kada, pavyzdžiui, priviliuoti supermarketas nori, jis kokį nors prekį didžiulį išdidina, sako, pas mane didžiausios nuolaidos. Ateik. Bet čia yra. O kad išlikti Krišnos sąmonėje, iki galo eiti, be vaišnavų niekas. Ir ten, namai irgi yra, net irgi namoj tu vienas, net ir Krišna nėra vienas. Taip sutvarkyta, kad namai yra kažkas tokio aplinka, kurį kažkas juda, kažkas gamina, kažkas, Krišnos namai Vrindavanas, kas ten yra? Visko ten yra. Ir Krišna žino pavogti, neįdomu, jis pilna, Jašoda prigamino pilną ten to sviesto, neįdomu jam, reikia paždikauti, jis eina pas kaimynus pavogė, va jo namai yra, jis pavogė kažką, tai visiems kaifas. Visi apie tai nieko nešneka tokio, koks tavo Krišna, sako, ateina kaimynė, sako, klausyk, sako, tu savo vaiką gal badumai riniai, sako, pas mus ateina vogti jisai, negali būti. Pas mane, sako, ateikit, pažiūrėkit, sako, pilna, sako. Tada jos tarp savęs, sako, sako, jis norėjo pas mane iš tikrųjų ateiti, sako, tai Jašoda, sako, jis norėjo pas mane ateiti, pas mano sūris geresnis. O čia namai, namai nėra tokie, kad ir Krišnos namai, ten nėra, kad ten sustingė visi, joga medituoja, ten žaidimai vyksta, nes malonumas yra emocijos yra žaidimai. O pasirodo, kad mūsų prigimtis, dvasinė prigimtis yra džiaugtis žaidimuose.
Nu, prisipažinkim, kai suaugęs žmogus jis pavydi vaikams, kaip jis gali savo, reiškia, leisti žaisti su smėliu, reiškia, ir jam nieko nereikia, tik smėlis ir jis džiaugiasi. O man reikia džiaugsmui, reiškia, daug viso ko, ir dar aplinkos, dar kažkoks atėjo, sugadino man visą šventę. Vaikas sugadint gali, kad mama kviečia namo pavalgyti. O ten, mano čia, jau būčiau užkariavęs, va, jo, ten žemės mane kviečia. Va. Nenori aš tu valgyti. Va, jis džiaugiasi. Nu, čia perkeltinė prasme, čia yra atspindys. Bet kada sielos veiksmas yra, kada siela savo, reiškia, atmosferoje yra, bet dar toks niuansas yra, ten nėra laiko. Šitas mums nesuvokiame. Kaip galime džiaugtis nelaikė, reiškia, amžinybė. Bet mes paliekam tuos klausimus, nesvarbu mums dabar. Mes daug ko nesuvokiam ir nereikia iki galo. Krišna, jeigu būtų neįdomu, jeigu jisai būtų toks viskas iki galo, perskaičiu Krišnos, tai žinau. Tik pabandyk taip pagalvoti arba pasakyti, arba taip įvyksta, iš karto atsiranda oba, jisai, o čia ir yra, kada sakoma, lygina materialius, reiškia, džiaugsmus ir nematerialius džiaugsmus. Tai praeina, užsibaigia, taip toliau, o ten ne. Augantis ir yra, ir kokybė, ir viskas, va čia ir yra. Tie namai, kuriuose niekada nenuobodu, materialūs namai, pabūdi, kodėl svečius norisi, reiškia, nuobodu pasidaro. Ten namai nenuobodu. Net jeigu norėsi, kodėl Krišna ateina į, pavyzdžiui, prieš 5000 metų į Vrindavaną atėjo? Ką jam nesisidėjo tam galvoju, Vrindavaną, dvasinį pasaulį? Jis sugalvojo, sako, einam, susimaišom su tais demonais, su ta materija, reiškia, ir paišdikaujam. Reiškia, prakrita lila. Reiškia, prakrita lila. Tai susimaišė dangus ir žemė, materija ir reiškia, ir dvasia. Ten jis atėjo su demonais materialiais ir kartu įmaišė žmogiškus faktorius, materijos faktorius. Ir gausi dar graži kombinacija. Visiems kitiems parodė ir pas pasidžiaugė. Jam tai kas yra paversti vieną į kitą, nieko nereiškia. Vis atėjo čia, nes jam reikia, naujovės. Čia Krišnos sąmonė. Galima dar paklausti? Dabar čia buvau taip užsimet, o čia ir dabar. Dabar iš tikrųjų populiari tokia filosofija pastebėjau, ir žurnalas, ir visur, visi dabar tokia išmintis dabar pas daugumą reiškia, kurie galbūt negyvena dievocentrinę sąmonę, bet gyventi va čia ir dabar. Ar galima gyventi, išmokti būti čia ir dabar, jeigu nėra dievocentrinė sąmonė? Nėra. Kas gaunasi čia ir dabar be Krišnos, be Dievo centro? Pabandykim įsivaizduoti. Ką mums reikia padaryti, kad įsivaizduom tą situaciją. Nėra Krišnos ir aš bandau čia ir dabar. Aš tada turiu rinktis. Ir sakykim, kai žmogus pasakytų pas dantistą čia ir dabar, jis iškart, ne, palauk, išeisi, man praeis skaudėti, tada bus čia ir dabar. Jis nenori to čia ir dabar. Jis save apgaudinėja. Jis apgaudinėja save. Kai man dantis skauda, aš nenoriu būti ir čia ir dabar. Nenoriu visiškai. Ir tai normalu yra. Todėl, kad ta teorija čia ir dabar, jinai paimta analogas iš tokio dvasinės kategorijos. Bet ir dvasinė kategorija, jeigu jinai paimta be Krišnos arba be objektų, kuriam aš galiu duoti, tada reiškia, aš turiu būti Dievas. Čia ir dabar. Jo? Čia yra vėl ta, reiškia, ta teorija, tų atmainų, iliuzijų gali būti įvairių. Į vieną tokia jau transcendentinė iliuzija yra, kad aš esu Dievas galų galia, kad tik nereikėtų tarnauti. Čia ir dabar, amžinybė, jo, o sačitanam, čia viskas. Čia yra ir gaunasi, kad šitas pavirksta didžiuoju blogiu. Didžiuoju blogiu. O čia ir dabar, pavyzdžiui, vyksta karas. Paklauskite jūs Sirijoje, kas nori čia ir dabar būti. Nesako, aš noriu ten ir tada. Į Ameriką noriu emigruoti.
įbėga pas kaimyninės šalis, niks nenori būti čia ir dabar. Reiškia, tas principas kažkam netinka. Ne, jeigu tokių kraštutinių atvejų, tai ką? O, paimkim vidurį, va. Čia ir prasideda. Sakykim, ne, aš išeisiu iš dantisto kabineto, kai man pradės skaudėti, tada aš būsiu čia ir dabar. Absoliuti reikšmė, reiškia, čia ir dabar. Kai Krišnos sąmonė yra, jinai neturi jokių sąlygų. Sako, tu man tarnaut gali bet kada. Ar tu esi pragarė, ar dangui, ar skausme, ar nelaimiai, net paskutinė gyvenimo minutė. Tu tik atsiduok man. Čia ir dabar. Sucentruot. Reiškia, tas molis. Jeigu aš galiu išžiesti kažką neišcentravus, aš jau galiu, bandykim. Vat jeigu keramika, žinai, aš neįsicentruoja, bet bandau išžiesti. Kažkas išeis. Bet Dievo centrinės išeina sąlygotumas, reiškia. Su sąlyga, kažkokias su sąlyga. Kaip tą vietą? Sakau, jeigu ne Dievo centrinė sąmonė, tai su sąlyga čia ir dabar sąlygotumas įeina. Jo. Kažkas tokio, arba save, arba kitus nori apgauti. Bet nori apgauti. Aš noriu išsisukti. Aš nenoriu pažinti tiesos. O tas yra tokia priešinė. Krišna yra vienas, aplink jį visi sukasi. Aš nenoriu, nenoriu aplink kažką suktis. Kas jis toks, kad aš aplink sukčius? O kodėl taip yra? Tuo, kad mes pripratę, mes nesusidūrė su tuo, kad mes galime jausti laimingą aplink kažką tai tarnaudami, aplink kažką sudamais. Nes materialis, mes dėl to ir esam čia, patekę. Nes kada mes tą laisvę pasinaudojam, buvo pasiūlymai iš dviejų variantų. Ar reiškia, tu nori vadovauti, viešpatauti, būti ponu be manęs, ar nori būti vergu, tarnauti? Tikras dvasinis gyvenimas ir yra čia ir dabar. Jo, tikras dvasinis čia ir, kadangi laiko nėra faktorius. Bet kada čia žmonės, kažkokią teoriją turi, kurie sako, aš noriu čia ir dabar, bet nėra Krišnos. Bet įsivaizduojam, kas yra. Jeigu čia ir dabar, du variantai. Aš esu čia ir dabar. Vat yra aham asmi. Aham, aš esu. Bet tas aš esu, panašu yra, aš esu reiškia čia ir dabar. Bet aš esu, o toliau, reiškia, siela pagal prigimtį yra judri. Jinai turi kažką veikti. Jinai gali tarnauti vienam ar kitam, jinai gali neveikti. Čia ir dabar, reiškia, jeigu, sakykime, jinai nori būti. Brahmadžioti yra būtis. Čia ir dabar, ir nieko daugiau. Jūs tai laikina. Ji netobula ne iki galo. Dėl to krentam. Nes čia ir dabar aš esu, tik esu, bet neveikiu. O jeigu veikiu, tada iš karto turi būti kam. Dėl ko? Tikslai. Bet aš esu, tai yra dvasinė būtis, bet netobula. Tai yra brahmadžioti, tai yra dvasinė, bet tai yra dar ne sielos, ne namai. Dvasinė pasaulio irgi yra gyvenimas čia ir dabar. Bet yra veikla. Yra veikla. Yra veikla. Čia ir dabar. Ta, ką jinai sako, kada yra... Čia žiūrint, kurio aspektų. Tai aš dėl to sakau, aš esu, bet... Kaip ir... Reikia gerbti ir kitus aspektus, nereikia būti vien brahmadžioti ir savo ten plevesuoti Dievo meilę, reikia gerbti paramatmą, lokalizuotą paramatmą ir visą kitą, kas supa aplink tave, ir tai yra dvasinė kibirkštis, kiti bhaktai, kiti žmonės, tu tai turi gerbti ir tam pasitarnauti. Visiškai, pasitarnauti kitiems, kada Krišna yra centre, kada Krišna yra centre. Tada visą kitą harmonizuotai susistato ir brahmadžioti, ir net ta materija. Materija yra brahmadžioti aukščiau materijos. Jo? Mesgi dabar nesakom, kad reiškia, garbinkim brahmadžioti, nes jinai aukščiau materijos. Jeigu ją padėti, viskas svarbu. Bet kur aš esu? Ko aš noriu? Kada žmogus patiria klausimą, ko aš noriu? Va tada viskas toj mozaikų ir brahmadžioti, ir materija, ir pragaras turi savo vietą. Ir dangus, ir pragaras turi savo vietą. Bet jinai nebus vietoj, mes norėsim judėti, jeigu mes neturėsim to centro. Jeigu aš esu su Krišnos sąmonė pragare, viskas tvarkuoja. Kažkitas, kai proto ramybė, nuraminus proto, tai yra gyvenimas šioje dabar. Dar ne.
Ne. Nesutinku. Laikina. Kas, panalizuokim. Kas yra, kad aš nuraminu protą? Būtų viskas gerai, jeigu siela būtų, reiškia, nereikalautų veiklos. Jinai nori veikti. Bet tai nereiškia, kad jeigu veikti ir yra, čia ir dabar irgi yra tai nereiškia, kad čia ir dabar yra nieko neveikimas. Gali būti. Tai nereiškia nieko neveikimo. Jeigu turi pridėti, aš sako, kad esminis materialaus gyvenimo ir dvasinio gyvenimo skirtumas, kad materialiam gyvenime mes viską bandom įvertinti, viską, aš teigiamą, neigiamą, priimu, nepriimu. Dualybė. Visą laiką skirstom į tą, ką aš galiu iš to pasitenkinti, negaliu iš to pasitenkinti. Dvasiniam gyvenime mes viską priimam kaip pamoką savo. Kas bebūtų, kas bevyktų, priimam kaip pamoką savo. Tame tarpe ir tą dantų skausmą mes galim priimti kaip pamoką savo. Ir tai yra gyvenimas čia ir dabar. Gerai. Jeigu kaip pamoką priimam. Jeigu kaip pamoką. O kada mes tą galim priimti kaip pamoką? Kokiu atveju mes tai priimam kaip pamoką? Kokiu atveju? Jeigu yra žinojimas, jeigu nėra žinojimo, aš šito nepriimsiu čia ir dabar kaip pamoką. Jeigu nėra žinojimo, aš norėsiu ją pakeisti. Jeigu yra žinojimas irgi laipsniuotas, nėra vienas žinojimas. Žinojimo Dievas yra, jeigu sakyti, Dievo žinojimas. Vienas žinojimas, mylėt Dievą, o visa kita tik tai... Aš nesiginčiju, yra toks požiūris. Yra toks požiūris, kad yra Dievas ir daugiau nieko nėra. Šventraštis sako, kad kas yra, kaip pasakyti, Brahmadžioti yra Dievas ar ne Dievas. Amžina meilė iš visa, kaip ir išsireiškus. Amžina meilė iš visa. Vienas iš aspektų. Vienas iš aspektų. Jo. O yra daugiau kitų aspektų? Yra. Jie lygus? Ne. Va čia ir yra. Jie lygus, jie ne. Bet paramatma jau yra ir Brahmadžioti. Oi, aukštas lygis. Pamatyti paramatmą, aukštas lygis. Nesiginčiu. Ir daugiau, ir tai yra daugiau negu Brahmadžioti. Taip, todėl, kad jau yra daugiau. Jau yra, ne, Žinojančių. jau yra, bet ne tas pats. Nu, ne tas pats. Vat būtent laipteliais lipant, kaip pat mes dabar skaitėm tą sąmonės. Ir tas gyvas, ir tas gyvas. Bet paramatmos matyti nereikia. Paramatma pati sudaro tau sąlygas, padaro tavo Brahmadžioti, jis sukuria taip, kad tu pasitarnautum Dievui. Jo, ką jinai sukuria, tai čia jos kūryba, mes ne mūsų kūryba. Ir to matyti net nereikia. Nu, bet jeigu aš noriu, pavyzdžiui, joga jeigu ir nori. Nu, kas pasakė, nereikia. Jeigu aš noriu. Jeigu yra tie, kurie nori. Tai čia tik tai etapas. Aš, ta prasme, neturiu nieko pasakyti, bet yra jogai, kurie nori. Suprantate? O šventraščiai sako, jo yra tokie jogai ir jie tokie norai. Viskas tvarkoja. Čia nėra prieštaravimas, suprantat? Kad yra jogai ir jie nori pamatyti paramatmą. Ir viskas tvarkoja. Jie nori savo, bet yra žmonės, kurie nori, sakykime, būti prezidentais. Jų teisė, jų valia, mes turim laisvą valią. Ir kai mes puolam prezidentą, kai jis tokį norą turi, jokia problema. Jis nori būti vadovas žemės visatos. Kokia problema? Jis nori, jis gaus. Sako, aš palaikau tikėjimą jo. Aš, sako, kada ateistas, sako, manęs nėra, aš sutvirtinu jo tikėjimą. Ateisto noras yra, kad jo nebūtų Krišnos. Aš, sako, pats sutvirtinu jo tikėjimą. Va Krišna. Va Krišna. Aš sutvirtinu ateistą norą, kad manęs nėra. Jis sako, ir tikrai manęs nėra. Jis nieko nepamatys manęs. Nes jis nori, kad manęs nebūtų. Jis sako, galiu patrudyti jam. Atsiras stipresnis, kietesnis, daugiau žinantis. Jam nebus, suardys jo planą. Jis nori būti pirmas, numeris vienas, jo. Aš viską galiu, taip toliau. Jis taiga ateina. Jam reikia turėti tokią filosofiją, tokią mentalitetą, kad Dievo nėra ir Kristus, aš sako, sutvirtinu jo tikėjimą. Nesam, kad tai nėra tiesa. O tie, kurie nori tiesos, eina tiesos pažinimo keliu, žingsnelis prie žingsnelio, atsiveria, sako, iš pradžių pamato Brahmadžioti, paskui pamato paramatmą, paskui pamato Galų gale, mes, gradacijos yra.
Gradacijos. Ir ta gradacija susiveda į viršūnėlę. Jeigu taip žmonių tarp sąmonės nėra, taip ir to dieviško aspektų ir jų žaidimai nėra lygus. Yra, kaip ir Gita sako, žinojimas, slaptingiausias žinojimas, pačių slaptingiausių žinojimas. Jis gradacijos, žinojimas yra gradacija. Tiesa turi gradaciją, absoliuti tiesa turi gradacijas. Nieko nepadarysi su to. Jeigu kas sako, ne, absoliuti tiesa yra viena, nedaloma, yra ir tokia filosofija, jokių problemų. Yra tokia, ko nepaklausit, visur surasim tokią sistemą ir Indijoje ateistų yra, nebijokit. Visko yra. Užtat, sakykime, kodėl vaišnavo, jeigu jau patys skaičiausiai, kodėl jų tiek nedaug, ar dar kažką. Niekada taip nebus. Kada matėt viršūnę, kuri sueina į smaigalį ir staiga plati? Ne. Viršūnė visada sueina į retą kokybę, kiekybė atkrenta, kokybė sumažėja, mažėja. Filosofija taip ir jogoje taip. Apie jogos sistemas. Reiškia, Krišna siūlo Arjunai sistemas visokias. Ką jisai iš karto nepradėjom to. Yra tokia joga, tokia joga išdėsto. Ir tokie jogai, tokie mokytojai, tokios mokyklos, filosofija, kelias, tikslai, viskas yra. Arjuna taip, žinai, bet aš karys, čia ką man daryti, jeigu aš čia tada. Nu, sako, gerai, sako, atsiduok, man ir viskas. Pasakykit labai paprastai, per daug, negali būti, kad tokia tiesa paprasta. Negali būti. Sako, klausyk, gal tu man parodį, ką nors to, kad aš tvirčiau. Gerai, parodį visatos formą Arjunai. Oi, gerai, viskas, sako, supratau, nebereikia grįžti, man, sako, grįžk, aš noriu su tim žmogiškai bendrauti, savo formas primažinti. Apie ką mes kalbam? Čitanya Mahaprabhu. Kai Rupatų Paljaja, jie viens kitam sakė, sako, kas mūsų bepročių kalbų gali klausytis? Bepročių. Sako, aš beprotis numeris 1, tu beprotis numeris 2. Jo, jis taip pasakė. Čia nebuvo kokių taip, tas Nimai Panditas, kuris ten visus būdamas, reiškia, pradžioj ten skaldė, ten, reiškia, pats save paneigė, taip toliau, visus glumino savo proto, aštrumu, taip toliau. Faktiškai, parodė, kad jie būtų bepročių. Paskui, kai dėjo iki koncentrato, verda, tas lyvkė, reiškia, suka, dainį kokį koncentratą, sako, žinai, aš beprotis numeris 1, tu beprotis numeris 2, ką mes galim šitą papasakoti? Kaip šitą pavadinti? Kaip šitą apibūdinti? Bet faktas. Čia yra dvasinis gyvenimas. Jis neturi pabaigos, jis turi klaidų, kurie harmonizuojasi absoliučiai. Galim sakyti, yra kelias tobulumą, žmonės nori tobulumo keliu eina, tobulina, yra tobuli veiksmai, tobulas mąstymas, taip toliau. Yra, teisingai sakau, žmonės nori tobulėti, žmonės nori būti tobuli. Galima atimti šių teisę? Ne. Tokia teisė būti tobul yra. Bet Krišna įdomus tokia. Tobuli jogai, tobulos asmenybės, žyva, kurių visi jogai nebuvo prileistas prie to. Sako, jam įdomiau žaisti su mergelėm, jo aplinka yra šunė bhakti. Gyana šunė bhakti. Ten nėra žinojimo. Ten nereikia. Krišnos, bet kur mes šnekam, čia žinių. Gyana šunė bhakti yra aukščiau. Sako, gyana praris kaip gyva. O kodėl taip yra? O čia prasideda tas laisvės bepročių kalbos. Kodėl? Nėra gyjanos, nėra ką pasiginčyti. Nėra ką argumentuoti. Nėra. Yra grynas tikėjimas. Nėra už ko užsikabinti, grynas tikėjimas. Jis toks yra. Bet ten yra viskas nuo jo malonės priklauso. Viskas jo malonėje. Ten mūsų pastangų nieko. Bet užtat yra atsidavimas. Atsiduodi, į ten viskas susitvarko. Čia yra, iš tikrųjų, ne sekmadienio tema. Ką pasakyti, atsiduok, kam, suprantat? Biški gal užlenkėm lazdą.
Bet gerai. Viskas taip. Drūmanantą, aš atsiprašau. Atsiprašau, kažkas ne tai. Ne viskas gerai. Lipu nuo šitas.